Sveiki, metas TV3 žinioms. Studijoje su jumis aš, Justina Bezaraitė. Dėkoju žiūrintiems apie penktadienio įvykius. Dabar keliais sakiniais. Žinutė bloga, Putinas, aišku, turėtų Rusija džiaugtis, turėtų tokiam žinutėm. Amerika mažina karinę paramą Baltijos šalims, o Lietuvos diplomatai ir institucijos nesusitarė. Vieni patvirtina, kiti vadina gandais. Tai daugiau kalbos ir gandai. Duomenis pradėjome gauti, sakyčiau, praeitą savaitę. Pas prezidentą kandidatai į teisingumo ir vidaus reikalų ministrus. Abiems Nausėda dega žalią šviesą. Jūs norite dar? Yra toks žodis kaip pareiga ir atsakomybė. O dėl Žemaitaičio Aušriečių kandidatų į dvi ministerijas intrigos ir trintis. Renatos Saulytės atsisakė pati premjerė. Mano nuojauta kužda, kad gali likti mažumos vyriausybė rugsėjo 10 dieną. Buvo pasakyta, kad reiks priimti mūsų žmogų. Vėliau man buvo atneštas pareigybių aprašymas. Iš posto verčiamas ministras Ignas Hofmanas paguodos ieško pas konservatorius. Atsakė, kokių įstaigų vadovų Žemaitaitis spaudė atleisti ir kaip reguliavo, ką į darbą priimti. Законные цели для их поражения. Putinas atsakė, ką darys, jei Europos šalis į Ukrainą atsiųs karių. O Trumpas jau abejoja galimybėmis susitarti su Putinu. You know that feeling? You think one thing is going to be easier, turns out to be a little bit tougher. Iš 16 sužeistų Lisabonoje 11 užsieniečių, bet portugalai kalba apie stebuklą. Gyvas rastas sužeisto 3-mečio berniuko iš Vokietijos tėvas. Liaupsinti Amerikos prezidento į Baltuosius rūmus sugužėjo technologijų magnatai. Trūko tik turtingiausio Elono Musko. Bill, would you like to say a few words? Thank you for incredible leadership. Ir apie neįtikėtinas nacių pavogto šedevro radybas. Paveikslą neapdairiai parduodamo namo skelbime parodė SS karininko dukra. Jungtinės valstijos mažina karinę paramą Baltijos šalims. Krašto apsaugos ministerija skaičiuoja, kad sprendimo kaina apie 60 milijonų eurų kasmet. Bet kur kas svarbesnė politinė žinia, kurią siunčia Donaldas Trumpas. Kyla klausimų, ar Amerika nenusisuka nuo mūsų regiono. O kol Trumpas sprendžia, kur ir kiek būti amerikiečiams, mūsų diplomatai pasimetę. Iš pradžių kalbėjo, kad tai tik gandai, vėliau pripažino, kad gandai teisingi. O užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad iki šiol vis dar girdi gražias ir pozityves amerikiečių žinutes apie Lietuvą. Naująjį Lenkijos prezidentą Baltuosiuose rūmuose Trumpas priima su derama pagarba. Kiek anksčiau prie derybų stalo su europiečiais ir Zelenskiu vietos kiek netikėtai atsirado ir Suomijos prezidentui. Gerai santykiais ir ryšiai su amerikiečiais vis gyrėsi ir mūsų politikai. Dovilė Šakalienė dar prieš pusantro mėnesio gyrėsi, kad Jungtinių valstijų ir Lietuvos santykiai dar niekada nebuvo tokie stiprus. Tačiau, kaip atskleidė užsienio žiniasklaida, praėjusią savaitę Vašingtone amerikiečiai pasikvietė Europos šalių diplomatus iš ambasadų ir pranešė naujieną, kad nutraukė saugumo paramos programą, kurios vieni didžiausių gavėjų su Rusija besiribojančios Baltijos šalis. Europiečiai liko gerokai nustebę. Jungtinės Amerikos valstijos yra vienintelė valstybė pasaulyje, kuri taip remia užsienio šalis. Nei viena šalis neturi nieko panašaus, kad išskiriama tam tikra pinigų suma, už kurią mes galime pirkti tos šalies gaminamą įrangą, naudotis kursais, apsideitinti tam tikrą programinę įrangą ir panašiai. Anot krašto apsaugos ministerijos parama pagal programą, kurią amerikiečiai nori baigti, kasmet svyruodavo, bet vidurkis apie 70 milijonų dolerių kasmet, eurais tai apie 60 milijonų. Šita eilutė buvo skirta būtent Lietuvai pirkti amerikietišką produkciją, kursus ir kitą įrangą. Dabar, kai gynybos biudžetai eina į 4 procentų, 5 procentų, tai matyt, amerikiečiai gali žiūrėti pragmatiškai, kad jūs jau pakankamai turite lėšų
galėtų patys, sakykime, taip užsipildytus pajėgumus ir kurtis naujų. Tačiau, kita vertus, tai signalizuoja tai, kad iš esmės amerikiečiai šiek tiek ir atsitraukia iš regiono, bent jau šią prasme. Amerikiečiai akcentuoja, kad jiems reikia dėmesį ir resursų sutelkti į Kinijos grėsmę, o europiečiai patys turi rūpinti savo saugumu. Šiandien dar kategoriškai teikti, kad ši programa bus nutraukta negalime, kadangi iki spalio 1 dienos Pentagonas turi pateikti Kongresui kitų metų biudžetą. Ir mes matysime, ar tam biudžete yra numatyta ta parama ar ne. Bet esmė ne pinigai, o žinutė, kurią siunčia Trumpas. Žinutė bloga, Putinas, aišku, turėtų Rusiją džiaugtis, turėtų tokiam žinutėm. Kieno tai yra interesas, jeigu ne rusų, ar ne Lukašenkos? Juk ko rusai ir Lukašenka prašo tose vadinamose kapituliacijos dėrybose, kurių jie nori? Kad amerikiečių čia būtų mažiau, tai bus senas jų prašymas, jie jau per dešimtmečius ir gal tai šiuo metu ir vyksta. Ministerija sako, kad tai nereiškia, jog Lietuvoje gali sumažėti ir amerikiečių karių. Karių buvimui tai neturi jokios įtakos ir nieko bendro su JAV vykdoma Global Posture Review neturi. Bet akivaizdu viena, nors Baltijos šalys ir yra tarp pirmūnių finansuojant krašto apsaugą, bet tai durų Baltuosiuose rūmuose neatveria. Nesam susikūrę labai stipraus instrumento sverto, kaip prieiti prie JAV administracijos. Tas jau yra akivaizdu. Lietuvos diplomatinį pasimetimą gerai iliustravo ir šiandien šį įvykį komentavusių institucijų kalbos. Prezidentūra iš pradžių atsiuntė komentarą raštu, paramos mažinimą pavadinusi gandais. Jei gandai apie nutraukiamas Jungtinių valstijų programas skirtas sąjungininkų Rytų Europoje ginkluotųjų pajėgų stiprinimui pasitvirtintų, tai būtų labai blogas signalas. Taip pat kalbėjo ir užsienio reikalų viceministrė. Nėra jokio sprendimo ir nėra jokio patvirtinto sprendimo. Ir tai daugiau kalbos ir gandai šitame etape. Iki šiol oficialiai tokios informacijos apie paramos peržiūrą mes neturime. Tačiau vėliau valdininkai patvirtina, žinią praėjusią savaitę mūsų diplomatai gavo. Mes apie tai žinojome, bet tai yra klausimas Jungtinių Amerikos valstijų vidaus politikoje. Tai yra diskusija tarp Pentagono ir Kongreso. Konkretesnius duomenis pradėjome gauti, sakyčiau, praeitą savaitę. Lietuvos diplomatai dalyvavo, kur buvo kalbėta apie ketinimus finansinę programą mažinti. Žinokit, aš dabar nenoriu konkrečiai apie vieną ar kitą, nes tų susitikimų yra labai daug. Net ir Seimo užsienio reikalų ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetai apie šią žinią sužinojo tik šiandien iš žiniasklaidos. Apie sprendimą šitą, kuris buvo priimtas praeitą savaitę ir apie kurį buvo informuoti ambasadoriai, jūs nežinojote? Mes nežinojome, taip. Mane visų pirma alarmavo mūsų draugai Vašingtone, galų gale žiniasklaida Amerikos, o ne mūsų pačių ambasada, ne mūsų valdžia, mane šokiruoja. Stebina ir užsienio reikalų ministerijos pareiškimai, kad Lietuva vis dar iki šiol iš amerikiečių girdi vien tik pozityvius signalus. Labai girdėjom daug pozityvios ir aiškios žinios apie labai nuostabų gerą bendradarbiavimą su Baltijos šalimis, ypač Lietuva. Lietuva vis dar gauna paramos iš kitų Amerikos programų. Tai sudaro apie keliasdešimt milijonų per metus. Po Emanuelio Makrono žinios, kad 26 šalys yra pasirengusios siųsti savo karius į Ukrainą, Putinas pareiškė, kad tam niekada nepritars ir europiečių karius laikys taikiniais, kuriuos reikia naikinti. Tuo metu Donaldas Trumpas žada ir vėl netrukus kalbėti su Kremliaus vadu, bet jau pripažįsta manęs, kad karą Ukrainoje jam išspręsti seksis daug lengviau. 26 šalys, tiek jų, pasak Emanuelio Makrono, yra pasiruošusios siųsti savo karius į Ukrainą po to, kai Kyjivas ir Maskva susitars dėl taikos. Ir jau pasirodė informacija, kad tai galėtų būti apie 10 000 кarių. Я не буду говорити про кількість, але важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І це факт, але про це ще трішечки зарано говорити. Norinčiųjų koalicija dar nedetalizuoja, kokių konkrečiai saugumo garantijų Ukraina sulauktų. Tačiau leidinys Politikos skelbia, kad jos galėtų būti keleriopos. Tai ir karių dislokavimas saugumui užtikrinti, ir oro pajėgų patruliavimas virš Ukrainos, ir saugaus eismo Juodojoje jūroje užtikrinimas, ir pagalba stiprinant Ukrainos kariuomenę, kad ji būtų pajėgi atremti dar vieną Rusijos ataką.
Pirmoji ir svarbiausia saugumo garantijų dalis – tai stiprios Ukrainos ginkluotosios pajėgos be jokių apribojimų. Turime paversti Ukrainą plieniniu ežiu, neįkandamu dabartiniams ir būsimiems agresoriams. Tačiau net ir norinčiųjų koalicija susiskaldžiusi. Londonui ir Paryžiui imantis lyderių vaidmens. Kitos didžiosios Europos šalys apie karių siuntimą į Ukrainą kalba labai nenoriai. Štai Vokietija, kurios kancleris prie susitikimo jungiasi nuotoliu, tik žada finansuoti Ukrainos kariuomenę ir stiprinti oro gynybą. Italija prisidėtų prie oro misijos, o Lenkija ir Rumunija siųsti ten savo karių išvis neketina. Tai nebūtų aktyvus įsikišimas siekiant užbaigti karą, tai būtų bandymas užkirsti kelią jo atnaujinimui, jei kada nors pasieksime tašką, kai kovos bus sustabdytos. Į Ukrainą savo karių siųsti neketina ir Jungtinės valstijos. Ir kokio Vašingtono vaidmens galima tikėtis, apskritai dar neaišku. Artimiausiomis dienomis galutinai patvirtinsime Amerikos paramą saugumo garantijoms. Kaip jau minėjau, Jungtinės valstijos dalyvauja kiekviename šio proceso etape. Europa iš Trumpo tikisi bent to, kad šis privers Putiną pasirašyti taikos susitarimą. Tačiau panašu, kad Trumpas savo sugebėjimais jau pradeda abejoti. Nors žada su Putinu vėl tuoj kalbėtis. Taip, kalbėsiu. Tarp mūsų geras dialogas. Išsprendžiu 7 karus, o šitas maniau bus vienas lengviausių. Žinote tą jausmą. Manai, kad bus lengva, bet pasirodo yra šiek tiek sudėtingiau. Maniau, kad bus lengviau dėl mano ryšių su Putinu ir Ukraina. Beje, Trumpas regis jau suprato, kad Indija ir Rusija nuo jo nusisuko į drakono pusę. Savo socialinėme tinkle jis pasidalijo Xi Jinpingo, Putino ir Modi nuotrauką su ironišku prierašu. Atrodo, mes praradome Indiją ir Rusiją, kurias pasiglemžė giliausia ir tamsiausia Kinija. Linkiu šioms šalims ilgos ir sėkmingos bendros ateities. Tuo metu Putinas gyvenimu nesiskundžia ir toliau aiškina, kad jis nesuvokia, kam Ukrainai apskritai reikalingos saugumo garantijos. Jo pozicija tik agresyvėja. Особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. Nesibaigia ir Putino žaidimai dėl jo ir Zelenskio susitikimo. Я сказал, готов, пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия 100%. Самое лучшее место для этого – столица Российской Федерации, город-герой Москва. Росія робить все, щоб відтермінувати. Хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву. Tempti laiką Putinui patogu, jis ir toliau gali tęsti karą Ukrainoje be didesnių nuostolių, juk Trumpas jam tik pagrūmoja, bet jokių realių sankcijų nesima. Europai vis dar bandant įtikinti Trumpą įvaryti Putiną sankcijomis į kampą, pats Trumpas užsiėmė savais reikalais. Šiandien jis ketina pasirašyti įsaką pervadinti šalies gynybos departamentą. Tad jei Trumpas paskutinę minutę nepersigalvos, Pentagonas, vienas iš Amerikos galybės simbolių, turės naują pavadinimą. Vėl taps karo departamentu. Prezidentas Gitanas Nausėda uždegė žalią šviesą Lenkų rinkimų akcijos kandidatei į teisingumo ministrus Ritai Tamašūnienei ir socialdemokratų ministrui Vladislavui Kondratovičiui. Kol kas pas prezidentą ant kėdės nesėdėjo tik 2 Nemuno aušros kandidatai. Jie kol kas ir kelia daugiausia klausimų ir intrigų. Prezidentas nori, kad energetikos ministru toliau dirbtų Žygimantas Vaičiūnas. Tačiau Žemaitaitis ministerijoje suplanavęs daryti grandiozinius pokyčius, tad Vaičiūnas tam esą gali būti kliūtis. O kitą aušriečių kandidatę į aplinkos ministres, Renatą Saulytę, jau atmetė pati paskirtoji premjerė Ruginienė. Žiniasklaidai įima, kaip čia žemą startą prieš sesijos pradžią. Bus daug įdomesnių temų. Rita Tamašūnienė primena, kad iki Seimo rudens sesijos pradžios liko visai nedaug. Jau kitą savaitę. Tiek pat laiko liko Ruginienei ir Nausėdai patvirtinti ir naująjį ministrų kabinetą. Vyksta viskas greitai. Tamašūnienė šiandien kandidatė į teisingumo ministrus. Ir politikoje jau spėjusi pasižymėti. Dirbo vidaus reikalų ministre Sauliaus Skvernelio vyriausybėje.
Panašu, kad tą gausią patirtį suvokia ir prezidentas Nausėda. Nors pokalbis truko ilgiau nei valandą, prezidentui Tamašūnienė atrodo rimta kandidatė. Jeigu susipažinęs su specialiųjų tarnybų pateikta informacija, prezidentas ten negaus kažkokios tai ypatingos informacijos, tai sprendimas matomai bus teigiamas. Teisingumo ministerija nubyrėjo Lenkams koalicijos formavimo metu. Kadangi jie dabar bendroje frakcijoje su valstiečiais, tad Veryga buvo priverstas dalintis ministerijomis. Lenkų rinkimų akcija svarstė, kas geriausiai pasiruošęs atstovauti juos Teisingumo ministerijoje. Visgi jau nuo pat pradžių viršuje kabojo Ritos Tamašūnienės pavardė. Jūs norite dar? Yra toks žodis kaip pareiga ir atsakomybė. Aš jau nežiūriu savo asmeninius norus, bet vis dėlto esu atsakingas žmogus. Nors ministerija Lenkai per koalicijos derybas gavo, kartu atsinešė ir pageidavimų sąrašą. Jis prisegtas atskirų priedų prie koalicinės sutarties. Lenkai partnerystės įstatymui nepritars. Tačiau primename, kad Inga Ruginienė paskirtoji premjerė. Dar neseniai kalbėjo, kad būtent Teisingumo ministerijai pavedė šį klausimą išspręsti. Tai paragino daryti ir Konstitucinis teismas. O kas lengvų kelių ieško, tai matyti reikės praeiti ir šitą procesą. Tai klausimas, kuriam ypač priešinasi Lenkų rinkimų akcija. Būsimi Teisingumo ministerijos šeimininkai. Aš galvoju, kad mes galime tokį rezonuojantį visuomeniai klausimą, nedaryti tokių įtampų, bet pasistengti tas teises sudėlioti į artimo ryšio įstatymą arba civilinio kodekso pakeitimus. Toliau pas prezidentą prisistato paskutinis socdemų atvestas kandidatas. Jei Rita Tamašūnienė praeitie dėvėjo vidaus reikalų ministrės batus, Kondratovičius 9 mėnesius ministro batuose pabuvojęs ir toliau nori vadovauti vidaus reikalų ministerijai. Tam prezidentas neprieštarauja. Iš tikrųjų, prezidentas pasitikė ir linki sėkmės. Esu pasiruošęs tęsti pradėtus darbus. Prezidentui prisistatė visi socialdemokratų, valstiečių ir Lenkų rinkimų akcijos kandidatai į ministrus. Šalia prezidento ant kėdės dar nesėdėjo Nemuno aušros atstovai. Tačiau laikrodis tiksi. Iki vyriausybės sudėties tvirtinimo liko kelios dienos. Nei vienas savo srities specialistas nenori dabar lysti po tankų Nemuno aušros ir gadinti savo reputaciją. Vakar prezidentas ypač sukritikavo Renatos Saulytės kandidatūrą į aplinkos ministrus. Retoriškai prezidentas klausė, ar tai geriausia, ką gali pasiūlyti Nemuno aušra. Ar iš tikrųjų Lietuvoje nėra daugiau žmonių, kurie atitiktų tuos formaliuosius partijos keliamus kriterijus, mano keliamus kriterijus? Negana to, pavakarę paaiškėjo, kad premjerė Inga Ruginienė atmetė Renatos Saulytės kandidatūrą į aplinkos ministres. Kadangi buvo kalba, kad partijos nariai nebūtų galima teikti, tai mes turime rinktis kitus žmonės su kitu profiliu. Negana to, šalia prezidento artimiausių metų turėtų sėdėti ir savo kandidatūrą pristatinėti kandidatas į energetikos ministrus. Užkuliusiuose kalbama, kad Nemuno aušra ant prezidento stalo nori nešti Skardžiaus ir Gedvilo pavardės. Tačiau aišku, kad prezidentas nori, jog dabartinis ministras Žygimantas Vaičiūnas toliau tęstų darbą. Žemaitaičio pozicija dėl Vaičiūno neaiški. Tiesiog prezidentas nenusileis. Bent jau šitoje situacijoje neatrodo, kad jisai yra pasiruošęs nusileisti. Mano nuojauta kužda, kad gali likti mažumos vyriausybė rugsėjo 10 dieną. Žemaitaičio prioritetas – Igničio akcijų išpirkimas. Apie tokią galimybę kalbėjo ir paskirtoji premjerė Ruginienė. Visgi dar vakar būsimoji dešinioji premjerės ranka, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas, pareiškė, kad tam dabar tiesiog nėra atliekamų lėšų. Prieš palikdamas vyriausybę, laikinasis žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas dėl Žemaitaičio spaudimo Seime guodžiasi konservatoriams. Hofmanas detaliau pasakoja, kokių institucijų vadovus Aušriečių lyderis esą reikalavo atleisti ir kaip ten bandė įdarbinti savo žmonės. Kai kurie konservatoriai neatmeta, kad Žemaitaitis taikosi į tas pareigybės, kuriuose esantys valdininkai galėtų priimti sprendimus naudingus Rusijai. Apie Nemuno aušros lyderio Žemaitaičio spaudimą pakeisti kai kuriuos Žemės ūkio ministerijai pavaldžių institucijų vadovus specialiųjų tyrimų tarnybai liudijęs laikinasis ministras Hofmanas šiandien apie santykius su Žemaitaičiu atvirauja Seimo konservatoriams. Ne pirmą kartą teko ateiti būtent į šitą frakciją, ir ministro darbe tai normali praktika. Hofmanas pasakoja nepasidavęs Žemaitaičio spaudimui, nors pripažįsta, kad ministerijos kancleris
Renatas Dudonis, ne iš karto gavęs leidimą dirbti su slapta informacija, buvo tas, kurį paskyrė delegavus Žemaitaičiui. Dudonis prieš 10-metį neteko Vilniaus vystymo kompanijos vadovo pareigų už mėginimus su svainiu privatizuoti valstybinę žemę sostinės centre. O netylėti Hoffmanas nusprendė po pastarosiomis dienomis Žemaitaičio viešai reiškimo nepasitenkinimo Hoffmanų dėl esą nevaldomos padėties ministerijoje. Mes turim Žemės ūkio ministerijoje keletą darbuotojų, kurios darbo metu grožio salonuose sėdėdavo. Tai toks, kažkaip keista, kai darbo metu ministras skambina ir kviečias pasikviesti, jinai sako, ne, aš negaliu, mes žinom, kad jinai kirpyklai sėdi. Tokių dalykų neturėtų būti. Tai aš buvau apšmeižtas, kaip daug kartų sakiau, panaudojant melą ir ne tik aš, ir institucija, ir ministerija, ir jo dirbantys žmonės, nusitaikytai moteris, taip jas diskriminuojant. Ir aš ieškojau atsakymų, kodėl taip yra. Tai dėl to, kad aš neįvykdžiau tam tikrų norų ir pageidavimų. Tai dėl to tas šmeižtas ir buvo paleistas. Hoffmanas pasakoja sulaukęs Žemaitaičio spaudimo keisti nacionalinės mokėjimų agentūros, valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, augalininkystės tarnybos, žemės ūkio duomenų centro vadovus. Privataus pokalbio metu buvo paminėta, pasakyta, kad tuos vadovus reikia pakeisti. Buvo pasakyta, kad reiks priimti mūsų žmogų. Tik tiek man buvo pasakyta, vėliau man buvo atneštas pareigybių aprašymas, kokius kriterijus turi atitikti šitas pareigas pretenduojantis žmogus. Tai šitos dokumentus aš atsisakiau pasirašyti. Hoffmanas pasakoja, kad Žemaitaičio įsakytas vienas iš argumentų keisti tarnybų vadovus, kad jie buvo paskirti prie konservatorių vyriausybės. Argumentas, kad reiškia šitie vadovai paskirti esant konservatorių vyriausybei ir neva supras, kad jie yra irgi kažkaip tai paskirti ir jie lojalūs yra būtent šitai politiniai jėgai. Ir žmonės buvo pasirinkti per konkurso procedūrą, tai nereiškia, kad jie lojalūs konservatoriam, jie lojalūs Lietuvos valstybei. Lygiai taip pat kaip ir mano vadovaujama vyriausybė, kai pradėjo darbą, tai mes nepradėjom nuo ieškojimo, ką čia paskyrė buvusi Sauliaus Skvernelio vyriausybė, ką čia dabar reikėtų atleisti. Išklausę Hoffmaną, kai kurie konservatoriai Žemaitaičio veiksmuose įžvelgia ir galimai Rusijai palankę politiką. Veterinarijos tarnyba taip pat labai svarbi ir augalininkystės taryba. Aš pabrėžčiau dėl to, kad dabartiniu metu yra svarbus tam tikri ribojimai, tai būtent eksporto ir tranzito per Lietuvą tiek į maisto produktų, tiek ir grūdų. Rusiški, nes čia irgi ES kaip ir, kadangi maisto produktas, tai nėra tų reikalavimų. Darysiu, ką ir tai darė. Žemaitaičio ir Hoffmano konflikte paskirtoji premjerė stovi Žemaitaičio pusėje. Jo kadrų politikai priekaištų neturi ir būsimasis Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Dirbam su koalicijos partneriais. Man atrodo, kad randame sutarimą, turime jau beveik metų patirtį ir kažkokių tai ypatingų sunkumų nėra buvę. Vietoje Hoffmano Žemaitaitis į Žemės ūkio ministrus deleguoja dabartinį viceministrą ir buvusį ministrą Seimo narį Andrių Palionį. Lisabonoje po tragiškos funikulieriaus avarijos 3 dienų gedulas. Šalies pareigūnai skelbė 16 žuvusiųjų tapatybės, tarp jų 11 užsieniečių. Gedulo akivaizdoje portugalai kalba ir apie stebuklą. Iš nuolaužų ištraukus 3 metų Vokietijos turistų vaiką, galvota, kad jo tėvas žuvo, bet paaiškėjo, kad jis gyvas, atsirado tarp sužeistųjų ligoninėje. Išvirtę bėgiai, kraujo pėdsakai ant sudaužyto grindinio ir suknežintas geltonas funikulieriaus vagonas. Taip tragiškos funikulieriaus avarijos vieta Lisabonos centre atrodo iš paukščio skrydžio. Portugalija ištiko siaubinga avarija. Glorija funikulierius nulėkė nuo bėgių Lisabonos širdyje. Tai viena didžiausių žmogaus tragedijų mūsų naujausioje istorijoje. Dabar čia rimtis. Vietiniai gyventojai neša gėles ir dega žvakes su 16 žmonių žuvusių avarijoje. Liudininkai matė, kaip funikulieriaus vagonas atitrūkęs nuo troso rėžėsi į namo sieną, iki šiol galvoje suka vakarykščio košmaro kadrus. Kai pamačiau kitą funikulierių lekiant žemyn, sušukau savo žmonai. Mes čia visi žūsime, nes maniau, kad funikulieriaus vagonai susitrenks.
Abelis važiavo likusiame sveikame funikulieriaus vagone ir buvo vienas pirmųjų skubėjusių padėti sužeistiesiems. Ten buvo du vyrai, kurie ištraukė juodaodę moterį ir paguldė ant šaligatvio. Pakėliau metalo gabalą ir sugebėjau ištraukti dar vieną moterį. Ji buvo jau nebegyva. Iš po nuolaužų aidėjo ir vaikų balsai. Gelbėjimo tarnyboms pavyko ištraukti per stebuklą beveik nesužeistą 3 metų vokiečių turistų berniuką. Jo mama sunkiai sužeista, o tėvas dar vakar buvo manyta, kad veikiausiai žuvo. Turime 2 Vokietijos piliečius ligoninėse. Vienas su lengvomis traumomis vaikas ir viena stipriai sužeista moteris. Ir vienas miręs vokietis. Taip. Šiandien paaiškėjo, kad mažylio tėvas išgyveno. O štai žuvusiųjų sąraše anot policijos 5 portugalai, 3 britai, 2 pietų korėjiečiai ir 2 kanadiečiai. Žuvo ir po vieną amerikietį, ukrainietį, šveicarą ir prancūzą. Šalyje dėl tragedijos paskelbtas 3 dienų gedulas, o prezidentas ir premjeras žada nubausti kaltuosius. Portugalijos žiniasklaidoje pasirodo ir naujos avarijos versijos. Transporto profesinės sąjungos lyderis sako, esą funikulieriaus darbuotojai skundėsi netinkamai įtemptų trosų. Anot ugniagesių tai ir galėjo tapti avarijos priežastimi. Trosas buvo naudojamas daugiau nei 100 metų, todėl jis ir nutrūko. Už funikulieriaus priežiūrą atsakingos kompanijos vadovas kol kas nesutinka su pasenusio troso versija ir reikalauja kruopštaus tyrimo. Vidury nakties sostinės Peteliškių gatvėje siautėjo ilgapirščiai. Apiplėšė net 12 automobilių, nulaužė jų veidrodėlius. Žala beveik 8 000 eurų. Įtariama, kad čia pasidarbavo 3 asmenys. Gyventojai piktinasi, kad jų turtas vagių taikiniu tampa nebe pirmą kartą. Štai taip ilgapirščiai kruopščiai apsilankė vidury nakties Vilniuje, Peteliškių gatvėje. Išlaužė veidrodėlius, paėmė jų stikliukus, o taip iš viso apgadino net 12 automobilių. Viskas įvyko rugsėjo 2 naktį. TV3 šaltinių duomenimis įtariama, kad čia pasidarbavo 3 vyrai. Nesnaudžia. Žmonės darbuojasi, užsidirbinėja kitų sąskaitą, o mes kenčiam nuo to. Juolab, kad vakare vėlai vaikai žaidžia, tai kas nors eis, koks narkomanas ir su peiliu prasieis, tai kas nuo to apsaugotas iš esmės. Daugiabučių gyventojai atviri. Tai ne pirmas kartas, kada į turtą šioje gatvėje kėsinasi vagišiai. Gegužę ar birželį iš laiptinės mano dviratį pavogė, kuris buvo prirakintas. Po tos vagystės man atsirado toks, kad lemba į namus įėjo realiai, iš laiptinės išplėšė, taip kažkaip nefaina, atrodo, turėtų būti savo erdvė saugu. Dar vienas automobilis stovi be ženklelio Mercedes. Buvo įsibrovę, per langą įlindę, apvogė. Truputį neramu iš tikrųjų. Dėl šio įvykio inicijavau prašymą antram policijos komisariatui, kad padidintų gatvės saugumą. Ir kaip matot, gatvėje yra stulpai, kurie apšviečia gatvę, bet čia nėra nei stebėjimo, nei nieko. Pasak policijos, vagys apgadino Lexus, Audi, Kia, Tesla, Volkswagen ir BMW automobilius. Bendras nuostolis 7500 eurų. Žalos buvo labai įvairios. Nuo 400 iki 1500 priklausomai nuo apgadinimų dydžių, nes kai kurie automobilių veidrodėliai buvo nuimti, o kai kurių mechanizmai buvo sugadinti. Šitoj teritorijoje pastaruoju metu tokių pranešimų nebuvom gavę nuo naujų metų, tai galima sakyti jau toks retesnis įvykis šiais metais. Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nusikaltėliams gresia laisvės atėmimas iki 5 metų. O štai draudikai fiksuoja daugiau automobilių detalių vagysčių. Per pirmus 8 mėnesius tokių buvo 573, kaip pernai 377. Pavagiami Porsche, BMW automobilių salono detalės, vairai, oro pagalvės, tai ten žalos ten ir po 30 ir po 40 tūkstančių eurų kartais siekia. Pasak Car Vertical eksperto, vagišių tikslas vienas – pasipinigauti ir detalės parduoti juodojoje rinkoje. Priekinius žibintus nuo kai kurių Porsche modelių jie gali išimti, nesumeluosiu, per sekundės. Detalių kainos auga.
Tai sakykime, jeigu palyginsime su tuo, kas buvo maždaug prieš 5 metus, tai aš bent jau kaip randu įvairiuose šaltiniuose, kainos kai kuriais atvejais iki 50% yra padidėjusios už tokias detalės. Negana to, savininkas pavogtas automobilių detalės, pasak eksperto, vargiai gali surasti. Ką daro žmonės? Žmonės tiesiog graviruoja veidrodėlius, tačiau vagims stikliukus pasikeisti yra menka problema, o patį veidrodėlio korpusą jie tikrai gali pernaudoti. Tačiau padaugėjo ir pačių automobilių vagysčių. Policijos duomenimis dažniausiai vagia Toyota ir Lexus automobilius. Šiemet yra užregistruotos 251 automobilio vagystė. Lyginant su praėjusiu metu to pačiu laikotarpiu, tai yra 28% daugiau. Be to, pasak draudikų, žmonės savo transporto priemonėse palieka ir automobilių registracijos liudijimus, o tai naudinga ilgapirščiams. Netgi sustabdytas policijos pareigūnas gali pateikti savo vairuotojo pažymėjimą, savo to vairuojamo automobilio pavogto registracijos liudijimą ir jis gali ramiai pasišalinti. Policija atskleidžia, jog vogtus automobilius dažniausiai veža į užsienį. Na, pavyzdžiui, Kazachstanas, Kazachija, Kirgizija, vykdant tyrimus tikrai aktyviai yra bendradarbiaujama ir su kitų šalių pareigūnais, ypač jeigu tie vogti automobiliai atsiranda ES rinkoje. Specialistai patarė nepalikti automobilių neapšviestose vietose, jei įmanoma statyti saugomoje aikštelėje ar garaže. Taip pat pasirūpinti, jog vietoje būtų vaizdo kameros. Pasak policijos, automobilių vagišiams griežčiausia bausmė iki 3 metų laisvės atėmimas, o piniginę baudą jau skiria teismas. Žmonės nebeapsikentė ir teisėsaugos darbą vadina absurdo viršūnė. Gargžduose į teismą pasiųstas prieš rusų invaziją į Ukrainą protestavęs vyras rankose laikęs plakatą, kuriame svastika prilygino Z raidei. O į apklausą komisariete buvo iškviesta ir klaipėdietė Facebook'e publikavusi vienos uostamiesčio pedagogės nuotrauką, kurioje šis saliutuoja prie Lenino paminklo Grūto parke. Klaipėdietis Virginijus su grupelė bendraminčių rikiuoja plakatus priešais Gargždų teismą. Netrukus vyras čia eis į posėdį, kuriame prašys panaikinti policijos jiems skirtą 400 € baudą už tai šį plakatą, Z prilyginantį svastikai, kurį laikė palaikydamas kariaujančią Ukrainą. Tačiau pamatę svastiką policininkai arba nesuvokė konteksto, arba tiesiog neįsijungė smegenų ir plakatą atėmė, o Virginijui skyrė baudą už nacistinės simbolikos demonstravimą. Bet kažkoks tai matomai vatnikas pro šalį važiuodamas pamatė, įsižeidė, paskambino į vyriausią policijos komisariatą 112, kad va ten kažkokie stovi su svastika. Vyras sako, esąs labai įsižeidęs dėl tokio policijos pareigūno elgesio. Juolab, kad Virginijus yra Lietuvos patriotas, finansiškai remia Ukrainą. Užaugintas esu tetos, kuri buvo partizanų ryšininkė Vosilka, Šerbauskaitė Paulina Sabaliauskienė amžinatelsis. Tai yra didžiausias dabar būtų jos atminimo įžeidimas, kad su šitaip su manim elgėsi. Analogiškus Rusijos režimą nacistiniam prilyginančius plakatus policininkai iš klaipėdiečio jau buvo atėmę ir anksčiau, tačiau tada baudos neskyrė, pasikalbėjo ir plakatus atidavė. Pareigūnas paprašė netriukšmauti, viskas bus gerai, Virginijau, sako. Jūs, ko gero, tikrai nieko nepažeidžiate, mes susitiksime, aptarsime, taip ir įvyko. Ir balandžio pirmą dieną, taip. Jo, jisai priėmė nutarimą nutraukti teiseną, kadangi jie neagituoja už totalitarinius režimus ir taip toliau, o atvirkščiai viską daro. Teisėjas pripažįsta, jog tokia byla jo ilgametėje praktikoje pirmoji. Ji ne vienintelė Lietuvoje, tad tikėtina sukurs precedentą. Ar teisėsauga ir įstatymai pradės suvokti simbolių naudojimo kontekstą, ar tiesiog nejungdami smegenų biurokratai patriotus sodins į tą patį suolą su sovietinės nostalgijos tąsomais asmenimis. Sprendimą teismas skelbs rugsėjo 15-ąją. Kiek domėjausi, labai tokių dar nėra bylų. Reti atvejai. Su panašiu atskirų policijos pareigūnų nekompetencija ir net bukumu susidūrė ir klaipėdietė Nina. Moteris Facebook'e ironiškai pasidalino rusiškos Klaipėdos Žaliakalnio mokyklos direktoriaus pavaduotojos štai tokią nuotrauką, kurią pedagogė pati ir įkėlė. Šalia iš Klaipėdos į Grūto parką išvežto Lenino paminklo. Ir pas ją labai džiugus įrašas, kad Leninas, tokia frazė buvo sovietmečiu, jinai rusiškai kitaip skambėjo, taip sklandžiau. Leninas gyveno, Leninas gyvena, Leninas visada gyvens. Žodžiu, ateina genijai ir vėl numiršta, atėjo Leninas visiems laikams čia iš tos serijos. Ir
dar prideda šiltus žodelius, kad šitas Leninas tai mūsų klaipėdietiškas, ar ne, va, ta tokia ištikimybė. Neilgai trukus dėl šios nuotraukos Nina į apklausą išsikvietė Uostamiesčio policiją. Dalyvavo net 2 tyrėjai. Aiškinosi, kodėl moteris viešina leninius simbolius. Paklausiau, ar skaitė tekstą prie nuotraukos. Pasakė, kad neskaitė teksto prie nuotraukos. Tai aš tikėdamasi, kad viskas gali baigtis kaip ir greičiau, paprašiau, kad paskaitytų įrašą. Paskaitė įrašą ir sako, nieko nesupratau, rašykit paaiškinimą. Čia iš tiesų pasijutau kaip Kafkos procese, kur neveikia ta mūsų paprastoji gyvenimiškoji logika. Nina tyrėjų dar paklausė, ar į apklausą bus pakviesta ir pati pagarbą Leninui reiškusi arba sarkastiškai juokavusi pedagogė. Klausiu, o ją kvietėte? Man atsako, ne. Klausiu, kodėl? Todėl, kad nieks skundo neparašė. Moteriai teko rašyti ir dar vieną pasiaiškinimą dėl šio įrašo socialinėme tinkle. Čia jį pasidalino nuotrauką su Maskvos metro atidengtų Stalino bareljefu ir ironiškai brūkštelėjo apie niekur nedingusią rusų meilę jam. Mačiau iš veidų, kad šitas tekstas jiems suprantamesnis, bet paaiškinimo reikėjo vis tiek rašyti. Dėl šių įrašų policija tyrimą prieš Niną nutraukė. Tačiau įdomu, kaip teisėsauga pasielgtų, jei kas rugpjūčio 23-ąją į minėjimą atsineštų štai šį plakatą iš 1989 Baltijos kelio. Pas Amerikos prezidentą Donaldą Trumpą į Baltuosius rūmus sugužėjo pasaulio technologijų gigantai. Microsoft, Apple, Google, Meta ir kitų kompanijų lyderių susitikimas su prezidentu kažkuo priminė lankstymąsi prieš karalių. Mat visos didžiosios technologijų kompanijos daugiau ar mažiau jau yra nukentėjusios nuo Trumpo tarifų. Tokio kiekio didžiausių pasaulyje technologijų kompanijų lyderių vienoje vietoje dažnai neišvysi. Į Baltuosius rūmus pas Donaldą Trumpą visi jie sugužėjo ne šiaip pavakarieniauti. Mat prabangę vakarienę jie gali nusipirkti ir patys. Būdami čia, jie stengiasi užsitikrinti Trumpo palankumą. Tad negaili liaupsių šeimininkų ir pirmajai poniai. Jūsų administracija remia mūsų kompanijas vietoje to, kad su jomis kariautų. Noriu padėkoti, kad įtraukėte ir mane į šį vakarą. Nuostabu būti su visais čia, ypač su jumis ir pirmąja ponia. Bilai, tarsite keli žodžius. Ačiū už neįtikėtiną lyderystę ir už mūsų visų sukvietimą. Vienas po kito kompanijų lyderiai giria Trumpą, nors dar pavasarį visos šios kompanijos prarado milijardus dėl Trumpo paskelbtų tarifų ir buvo priverstos perkelti dalį verslo į Ameriką. O dabar technologijų gigantai daro viską, kad vėl neatsidurtų Trumpo nemalonėje. Mat Amerikos prezidentas žada naujus didelius tarifus puslaidininkiams. Muitų išvengs tie, kas perkels gamybą į Jungtines valstijas ir pažadės didelės investicijas. Pažadus jau žarsto ir kompanija Apple ir kiti. Kiek išleisite per ateinančius 4 metus? Manau, tai bus mažiausiai 600 milijardų Jungtinių valstijų dolerių iki 2028 metų. Visi privalo kažką pasiūlyti. Štai Nvidia ir AMD anot žiniasklaidos su vyriausybė dalinsis 15% pelno iš pardavimų Kinijoje. Mes visi stengiamės, kad Amerika laimėtų dirbtinio intelekto lenktynės ir mums garbė būti čia. Tiesa, liaupsinti Trumpą ir žadėti jam 100 milijoninės investicijas Amerikoje į Baltuosius rūmus atvyko ne visi. Prie ilgo stalo nėra turtingiausio pasaulyje žmogaus Ilono Masko, su kuriuo Trumpas negražiai išsiskyrė po pastarojo kritikos tarifų politikai. Kaip ten bebūtų, Amerika kartu su Kinija, Taivanu ir kitomis pasaulio technologijų lyderėmis smarkiai lenkia biurokratijoje ir reikalavimuose paskendusią Europos Sąjungą. O dabar neįtikėtina istorija apie po 80 metų atrastą, kadaise nacių pavogtą paveikslą. 17-18 amžiaus italų meistro tapytas grafienės portretas kabojo virš sofos viename name Argentinoje. Apie paveikslą niekas nesužinotų, jei jį slėpusi buvusio nacių SS karininko dukra nebūtų sumaniusi parduoti savo namo. Argentinos pareigūnai demonstruoja italų menininko Giuseppės Gislandi tapytą grafienės portretą, kurį naciai Antrojo pasaulinio karo metu pavogė iš kolekcijos Amsterdame. Pasaulis šio paveikslo nematė 80 metų, kol olandų žurnalistai jo neaptiko Argentinos nekilnojamojo turto skelbimų nuotraukoje. Paveikslas slėpėsi štai šiame name, Mar del Plata uostamiestyje. Namą parduoti sumanė ir per neapdairumą paveikslo nuotrauką
paskelbė buvusio nacių SS karininko dukra, kurią žurnalistai jau seniai bandė prakalbinti. O štai ir ji, Patricija Katgen. Dabar pareigūnai ją ir jos vyrą veda į teismą. Stebėti proceso atvyko ir SS karininko dukra jau 10 metų prakalbinti bandęs olandų žurnalistas. Tai siurrealistiška ir šiek tiek absurdiška, kaip išaiškėjo visa ši istorija. Pažiūrėsime, kas nutiks su paveikslu. Esu laimingas, kad dabar jis teismo nuosavybėje. Nacių karininko dukra teisme nekalbi. Nepamenu, ką jie man tada sakė, nes buvau išsigandusi. Prokuroras sako, kad paveikslas liepusiai porai gresia dideli nemalonumai. Nusikaltimai yra sunkaus pobūdžio. Jie susiję su nacių režimo vykdytų genocidu, su vagyste genocido kontekste ir sistemiškų meno ir juvelyrikos kūrinių pasisavinimu. Grafienės portretai iš kolekcijos Amsterdame naciai pagrobė kartu su 1000 kitų meno kūrinių. Šeima, kuriai kadaise priklausė kolekcija, dabar tikisi atgauti paveikslą. Sveiki, orus Europoje rytoj lems 2 aukšto slėgio sritys ir 1 žemo slėgio sritis pačiuose žemyno vakaruose. Didžiojoje Europos dalyje rytoj bus giedra ir saulėta. Debesų taip pat ir iš ties storų rytoj bus ties Lenkija. Vasariškai šiltų orų srautas nuo Juodosios jūros ir Balkanų šalių Baltijos link išliks. Kitur žemynė šiluma bus saikingesnė. Romoje rytoj bus saulėta ir 30 laipsnių karščio, Barcelonoje irgi skaisti saulė ir 26 šilumos. Paryžiuje saulė pro debesis ir 23, Londone panašūs orai ir 21 laipsnis šilumos. Berlyne daug saulės ir 21 laipsnis, Varšuvoje debesuota ir 23 laipsniai šilumos. Šį vakarą dangus giedrysis ir daug kur bus giedra, tačiau į vakarinius ir pietinius rajonus atplauks debesys, taip pat ir lietaus. Vietomis palis, kai kur smarkiai ir su perkūnija. Vietomis bolos rūkas. Dieną vasariškas lietus bus daug kur. Perkūnija irgi galima. Lietuvą pasiekusi šiltų orų banga kol kas niekur trauktis neketina, vasariškai šilta bus ir artimiausią parą. Žemiausia temperatūra rytoj paryčiais bus apie 16-18 laipsnių šilumos, rytoj oras sušils iki 26-28 laipsnių šilumos, prie pat jūros bus 21-23. Kitaip tariant, orai bus vasariškai puikus. Vasariškas lietus, kai kur smarkus ir su perkūnija, naktį palis vietomis, dieną daug kur, naktį kai kur subolos rūkas. Naktis šilta, paryčiais 16-18 laipsnių, dieną šils iki 26-28, prie jūros bus 21-23 laipsniai šilumos. Panašūs orai ir sekmadienį. Naktį vietomis dieną daug kur, neilgai trunkantis vasariškas lietus, kuris gali būti ir smarkokas bei su perkūnija. Naktį vietomis rūkas. Žemiausia temperatūra naktį vėl 16-18 laipsnių, dieną rytinėje šalies pusėje šils iki 25-27, vakarinėje pusėje vyraus 21-23 laipsniai šilumos. Pirmadienį priešingai vasariškas lietus su perkūnija, naktį bus daug kur, dieną tik kai kur. Naktį ir rytą vėl vietomis rūkas. Oras naktį atvės iki 15-17, dieną šils iki 23-25 laipsnių šilumos. Vasariškai šilti, kai kada su lietumi orai bus ir kitą savaitę. Kągi, aiškėja, kad rugsėjis, ko gero, yra vasaros mėnuo, ne rudens. Bet saikinga šiluma tikrai smagus dalykas. Tiek šį kartą apie orus, o pabaigoje daug šilto vasariško dangaus gražiosios jūsų nuotraukose. Labai ačiū už jas ir likite su mumis.